Niekada nenusivilki ir savęs tu niekad nekankinki. Jei diena ateis miglota, jeigu tau po šios nakties šaltoka. Nors jei myli būna visko, juk dar nieko nenutiko. Saulė leidžiasi ir kloja, patalų šiltus ir tau moja. Žvaigždės krenta ir tave suranda, nes jausmas kyla ir nieko negali sau padaryt. Lietus netyla, lyja visą naktį žvaigždėmis. Labas vakaras. Meilė, meilė. Vyrai myli moteris, vyrai myli kitus vyrus, moteris myli moteris. Gal tas meilės supratimas jau taip pasikeitė, kad jau laikas vaikus pradėti mokyti laisvos meilės bei įsipareigojimų arba pradėti skaityti pasakas apie princą ir princą. Gal viskas jau taip smarkiai pasikeitė. Vyrai, pirmos gėlės šį vakarą jums. Ačiū. Jūs tikrai mylit vienas kitą. Taip, tikrai. Jūs jau šitą žinot. Ačiū. Kaip jūs susipažinot, abudu? Mes susipažinom vienoje pažinčių svetainėje. Tiesiog tai nėra būtent homoseksualūs pažinčių svetainė, tai yra visų. Aišku, aš užkalbinu Justiną ir tikrai nežinau, kad jisai galbūt jisai yra natūralas, galbūt jis yra homoseksualus žmogus. Tiesiog pamačiau, patiko, užkalbinau. Jo, tik tai nuotrauka, profilio nuotrauka. Užkalbinau, pradėjom susirašinėti. Kiek laiko susirašinėjot? Susirašinėjom nepilną savaitę ir galiausiai susitikom. Susitikot. Jo, per susirašinėjimus paaiškėjo, kad vis dėlto tiek aš, tiek Justinas esam homoseksualūs. Ir susitikom, pabendravom irgi nepilną mėnesį ir pradėjom draugauti. O dabar jau draugavom metus ir 6 mėnesius. Ir gyvenat kartu? O kartu gyvenam jo, jau 3 mėnesiai. O mama tetė ką sako? Mano mama tai mane palaiko. Ta prasme, jinai nieko, jau yra susipažinus ir su Justinu, viskas tikrai normaliai. Iš pradžių gal kiekiai buvo ir sunku, nors jinai nuo pat vaikystės. O kodėl jūs su kaukėm dabar sėdit, jeigu taip drąsiai susipažinot, viskas ten gerai, o kodėl su kaukėm, ko slėpti tada? O su kaukėm dėl to, kad jūs pasižiūrėkite mūsų visuomenę. Jeigu mes būtume... Tai aš esu irgi visuomenė, ir čia yra visuomenė, jūs niekas nepasmerks, kodėl čia reikia su kaukėm sėdėti. Na, jeigu vyrai įsidrąsins, tai jie nusims šitas kaukės. Kunige, jūs man pasakykit, du vyrai myli vienas kitą, kas blogo? Dar Jonas Paulius II buvo tokia labai skambia frazė, kalbėjo apie gyvybės kultūrą ir mirties kultūrą. Taip. Dabar, tarkim, 2 jaunuoliai ar 2 moteriškės kartu gyvenančios jos gimdys vaikus. Arba mes visi, iš kur mes gimėme, ar mūsų tėveliai buvo... Eltonas Džonas pagimdė. Ačiū Dievui. Bet ar mes visi čia, kurios surinkome, gimėme iš 2 vyrų ar 2 moterų meilės? Ne, aš manau, kad... Kol kas ne, bet sakot, gimsim jau toj... Sako, klonuos ir viskas į gerą. Jau jūsų anūkai... Tai maždaug jūsų meilė yra skirta tik tam, kad gimtų vaikai. Jūsų meilė Dievui irgi yra. Tai vaikai negimsta, niekas jūsų dėl to prie kryžiaus nekala. Jie irgi gali tiesiog mylėti, gali kurti šeimas. Galų gale gali pasiimti kokį nors ir vaiką įvaikinti. Čia yra mano pozicija. Galiu pasakyti pavyzdį. Vienas kunigas liudijo, kad vyriškis nugyvenęs 50 metų, bet visą gyvenimą jautė potraukį vyrams. Jis, aišku, turėjo šeimą, vaikus ir jisai per išpažintį pasakė kunigui, kad gal tai yra nuodėmė jausti potraukį vyrams. Ir jis niekada nenuėjo į šoną, nepaliko savo žmonos ir nepermėgos kažkokiu vyru, nors visą gyvenimą jautė potraukį vyrams. Reiškia, jisai galbūt buvo tvirtas krikščionis ar kažkoks šiaip žmogus... Jis tiesiog bijojo, ką kaimynų šunys sulos. Ne. Kai aš paminėjau popiežiaus tą mirties kultūrą, tai žiūrėkit,
nesantokiniai lytiniai santykiai, ne, ir po to abortai seka. Kažkokios tai kontracepcijos rinkodara, ne, ten, kur daugiausia kontraceptikus reklamuoja, ten tą rinką platina, ten yra daugiausia aborto, ne. Ir turbūt kažkas sakė, kad jeigu vartosite kontraceptikus apsisaugomo priemonės, ne, kur viskas nukreipta prieš gyvybę, tai jūs nebūtinai jūs nepastosite. Ir labai, žinai, merginos nustemba, kad jos pastoja, ir dar labai nustemba, kad jų vaikai truputį turi negalių, nes jiems kažkas nepasakė, kad kontraceptikai turi tam tikrus dalykus, bet visą tai nukreipta yra prieš gyvybę. Kas bendro tarp varlytės ir mergytės? Abidvi bijo gandrų. Ne, bet tai nukreipta yra... Ačiū labai. Aš noriu tavęs, Gintarai, paklausti. Susikeisti. Apie ką? Esi daug sykių išbandęs tradicinius santykius. Jau kaip išgąsdinot. Aš pagalvojau jau, kad aš kažko gyvenime tikrai nesu bandęs, aš nelabai suprantu. Kaip tau atrodo, ta mūsų ir diskusija tokia, kunigas sako, kad jeigu negimdai vaikų, tai nėra santokos, nėra šeimos, negali būti kartu. Jeigu mes kalbėsim apie meilę, tai man atrodo, kad mes žmonių, kurie visą gyvenimą pragyveno ištikimai meilėje. Taip. Ir manau, kad tai bus žymiai įdomiau. Kada tu pirmą kartą supratai, kad moki mylėti? Kiek tau buvo metų? Matote, ką reiškia moki mylėti? Vėlgi, žodis meilė, savoka meilė, kiekvienas žmogus supranta skirtingai. Jeigu taip kaip dabar, be jokios abejonės, subrendęs. Viskas būna labai gražu, kai būna savo laiku, kada jauni vyrai ieško, laksto, kada jaunos moterys. Gintarai, kas buvo blogai pirmoji santuoka, ten nebuvo meilės, ar kaip ten buvo? Per jauni buvom, ne viską supratom, juk supraskit, kad žmonės... O ką reikia suprasti? Apie tai mes ir šnek. Ką čia reikia tokio suprasti? Nu, matot, reikia atskirti... Žmonės jau dabar žino, kad jie vienas kitą myli. Aistrą, ar ne? Aistra, tai yra viena. Meilė, jinai susideda turbūt iš daug dalykų. Vat jeigu paklausti tų žilų žmonių, kurie sėdi, jie turbūt išvardintų dar ir tokių dalykų, kurie mano amžiuje dar nėra patirti gal. Goda, gal demagogas, ne? Jūsų vyras net karjerą paaukojo. Didelę, galingą karjerą paaukojo. Taip. Koks tai buvo jausmas? Aš nenorėčiau dabar, supranti, detalizuoti ir kalbėti apie tai. Ne. Kaip kito, tai detalizuoti, prašom papasakoti viską nuo pirmos klasės. Ne, aš pasakysiu. Kaip pati, tai aš nenorėčiau detalizuoti. Ne, prašom, bus pamokyti, kaip reikia gyventi. Aš pasakysiu. Todėl, kad man buvo miela. Atsiųstas koks nors laiškelis, vat gėlytė atsiųsta kokia nors. Čia buvo mano... Visiškai man dabar, kai aš žiūriu, kaip dabar jaunimas rodo ten, didinasi papus, paskui jis rodo... Čia jau meilė. Ne, kai... Čia iš meilės. Jo, didinasi papus, tenais viską. O didesnį papai, to meilė didesnė, žinok. Ir man tada kažkaip, nežinau, ko atrodo uždaresnė, čia su sumkiuku užsidaryti reikia, kad čia pamatys dabar. Nuvažiuodavo maudytis prie Antavilių ežero. Apsirengi, čia biškai iškrito, Dieve, slėpies ten už medžio, kažkaip... Nekuklus. Dabar pažiūriu, Dieve, dabar panos kokios drąsios. Aš joms tiesiog net pavydžiu, kodėl aš nepasinaudojau tada tokią progą. Mano nėra meilės ko lyginti su dabartiniais, nes buvo tada žmona, dar jis buvo neįsiskyręs, man buvo keliami visą laiką visokie skandalai, bet gerai, kad aš buvau tokia žurnalistė, neteipiau dėmesio, šluotoj dirbau, galvoju, čia nepasiseks su šito, kitą rasiu. Kas pasiūtus? Kaip jums šitas atvejis, kunigė? Čia nuviliojo jau? Nuviliojo jau viskas. Ferencas jis viskas. Jisai metė pirmą žmoną dėl Godos. Ferencinės dabar. Kunigas gal laimina šliubo mane. nebuvo jėmė, ten buvo gal tik tai civilinė santuoka. Kur buvo bažnyčioj susituokęs tas, kurį nuviliojot? Ne, kaip jis eis tada į bažnyčią, jis buvo komunistas, tada komunistai neįdavo į bažnyčią. Sakau, jeigu mes tų tikėjimo dorovės principų, krikščioniškos moralės neatmetam, tai čia visaip galima, galima kalbėti žmogiškai. O jeigu pasižadėjai, ir kas, kad ne prie altoriaus, pasižadėjai kitai moteriškiai, ir dabar susimetėjai su dar kitą, tai taip galima? Tai paskui turbūt sakėt, susitokėt bažnyčiai. Ne, bažnyčioje nesitokėm, todėl, kad, sakau, jisai buvo... Tai iš viso jisai dar ką pasakė, aš kunigui pasakysiu, daugiau niekam. Dar jisai pasakė, aš žinai, sakė, žiedo šliūbinio negaliu, sako, tu žinai padėti, o tu savo užsisakyk žiedą šliūbinį. Ir aš užsisakiau. Galima aš tiesiog klausimą kunigėlį. Apskritai, ar ateis kada ta diena,
kada bažnyčia galų gale pripažins, kad kunigai negali mokinti, tarkim, aš čia kalbu apie sakramentą šitos santuokos sakramentą, kad labai idiotiškai atrodo, kai ateina 30, 40, 50 metų žmonės, kurie jau turi vaikus, bet kad gauti būtent tą santuokos šliubą. O ką iš tokio? Bet kad jie juos mokina, kad kunigai patys, kurie nesukūrė santuokų, kurie nežino, ką reiškia meilė šeimoje, jie aiškina toms poroms, nes be šito ritualo sekmadinių mokyklų neįmanoma. Aš nesu susituokusi bažnyčiai vien dėl tų idiotiškų paskaitų pamokų. Aš manau, kad kunigai yra nekompetentingi žmonės aiškinti man apie meilę, apie ištikimybę, apie dar... Apie Dievo įsakymus. Girdėjau, be abejo. Girdėjau tokį Dievo įsakymą nepaleistuvau. Dėmesio. Ar kas nors girdėjo tokį dalyką, kad bažnyčia draudžia lytinius santykius? Kas girdėjo? Tu garsinį animacinį filmą ir staiga tu pradeda ausis linkti, nes pasirodo meškiukas ir meškutė. Yra meškiukas ir meškiukas. Bet aš sekso noriu kaip moteris. Ką man daryti? Aš atėjau iš pažinties pas kunigą, ką jūs man patarsit? Nu, noriu sekso. Tai palaukite, ištikimybę jūs prisiekėt. Ištikimybę. Teisingai buvo sakoma, kad anksčiau vaikai gimė iš meilės, o dabar kaip jie gimsta? Iš sekso. Iš priepolių. Juk mes žmonės netriušiai.